Namaste, kentai, nu ką, naujas sezonas prasidėjo, laukia jau pavasariukas ir tą progą noriu jūs supažindinti su technika, kurios galbūt jūs neprisimenat, kurios galbūt jūs pasigėdot, bet ta technika suformavo mūsų vyrus. Jinai padėjo judėti per džiunglės, judėti per dykumas, judėti per bekelės ir šiandien yra nepaprastas, bet labai smarkiai modifikuotas Nissan Patrol. Važiuojam! Iškart pasakysiu, Nissan Patrol GR 4 durų buvo mano jaunystės mašina, aš 17 metų susitaupiau pinigų, užsidirbau, perikūpinau ir nusipirkau Nissan Patrol GR. Važinėjau bekelę, vėliau pradėjau važinėti jau mieste, įsilaikęs teisės. Ten pradėjo lysti visos problemos. Sankaba, blogas variklis, tarpinė buvo variklio nusprogus, apatinis tiltas, vandens prisisiurbęs buvo, nes mes bekeliai važinėdavom. Tai realiai ta mašina įkėlė man ir nuostabą, kad jinai labai gražiai atrodo, bet realiai jinai buvo nepraktiška, jai buvo labai šalta žiema. Karočią, vieni minusai, jinai tiesiog gražiai atrodė, bet man jinai patiko vis tiek. Šitam automobilį, kas nenustebino, šiandien savininkas pasakė visus dalykus, kurie buvo blogi, buvo pakeisti. Čia stovi 3 litrų BMW dizelis, čia yra 300 arklio galių, čia stovi X3 automatinė dėžė BMW X3, čia stovi nuostabiausi Goodrich ratai, nežinau kaip net tart, Goodrich ratai, BF Goodrich atrodo. Amortikai, lingė, net du diodai stovi, žibintai, intercooleriai, snorkeleris stovi, kad neužsiurbtų vandens, oro paėmimas iš viršaus, ledas, stogas ant viršaus, viduj Audi sėdynės, čia viskas, karočią, pakeista, viskas padaryti taip achujenai. Tik tai, nebuvo patogu sėdėti originaliam Nissan iki galo. Čia, karočius, dėl tos sėdynės atsisėdai kaip ponas ir jau gali normaliai sėdėti, nesvarbu, koks esi kačiokas. Šitą tačką labai tinka, aš esu labai patenkintas ir žiūrėkite vieną paprastą dalyką. Aš galvojau, iš kur man po naujam sezonui pasisemti įkvėpimo. Aš nuvažiavau į vieną statybinių medžiagų parduotuvę ir supratau, yra žoliapjovės, yra traktoriai, yra gyvatvariam pjauti įrankiai, yra benzopjūklai. Tai yra įrankiai. Mum, kai vyram, pasakė marketologai, kad viskas, jūs dabar perkat 2 litrų dizelį džipą ir važinėkit ir piskitės, po 100 000 subirės nahui. Šiaip jis netrauks, bet bus gražu vežiot pasitūtės, kur nors į centriuką, pašnioti, klubelį, lounge, kaip sakant, pavalgyti, tartariuko, ten biškai burbuliuotų gėrimų išgert ir važiuot namo. Bet tai nėra tiesa, marketologai nupizno visą esmę šitų visureigių. Čia yra, testosterono mašinos. Jeigu tavo testosteronas yra maksimaliai natūraliai didelis, tu supranti, kas čia per tačką, tu nori ją išbandyti, tu nori su ją važinėti, į darbą, tau pocho, kad jinai riedi. 20, 15, 30 minutų, tau pajiba. Tai yra tačkas, ant kurių mes užaugom, ant kurių mes svajojom. Tai yra Mercedes gelikai, Patroliai, Land Cruiseriai, Amerikonai, nežinau, ten Tahoe, Cadillac Escalade'ai, Ford Expedition, rėminiai džipai, sukurti ant rėmo, sukurti, kad jos gali drožti, gali prikrauti malkų, jam nieko neatsitiks, jie nesulūž. Tai yra tačkas, dėl kurių mes svaigom. Ir mes taiga viską užmiršam, perėm ant parketinių, kajanukų, jau vadybininkėliai tam važinėjant kajanų, ten X5, X6, viskas tai yra huinia. Varikliai BMW yra geri. Vienintelis Land Roveris, ką sugebėjo, Defender Octa yra brangi versija, porą 100 000 kainuoja, stovi Defender 4.4 BMW variklis, tai yra zaibys, bet tarkim Defenderį su 2 litrų dizeliu, suprantat patys nahui, nesąmonė tokiam kėbului, 2 litrai dizelis, bet žiūrėkit, visgi dabar jeigu nori turėti gerą, greitą bekelės tačkę, Defenderis Octa, Rokas Baciuška laimėjo Dakarą su juo, šaunuolis, mūsų čempionas, kaip ir Vaidotas Žala ir dar vienas, atsiprašau, neprisimenu pavardės, bet 3 žmonės, vienas su Defenderiu Classic laimėjo Dakarą, kitas su stokiniu Defender Octa, Baciuška laimėjo, o Vaidotas Žala su sunkvežimiu. Tai mes esam, lenktynininkų dykumos lenktynių gaunasi čempionai, širdžių čempionai, tai jau tikrai. Ir nuplaukiu aš čia nuo temos. Esmė, kad vyrai,
Mums reikia, blėt, pravažiuoti su šitą tačką. Čia yra pizda. Čia yra pizda. Ir aš noriu priminti prieš pradedant test drive. Paskut laiką, komentuokit. Pavasaris, atgimimas. Galbūt jūs norite tokio automobilio. Varykit, nebijok. Dabar Toyota gamina 70 Land Cruiserį. Atrodo kaip senovinis, bet viduje viskas nauja. Pabandykit, įsigykit, jeigu emisijas praeina čia, nežinau, Europai. Patiringuokit, važinėkit, kaifuokit, gaminkit, judėkit į priekį, nestabdykit. Mes gimėm dėl tokių automobilių, mes negimėm dėl Kajanų. Kajanai, nahui, Kajanus palikit savo žmonom. Čia yra tačkas vyram ir, blėt, varom daliai. Apžiūrėsim greitai, išbandysim, jūs liksit nustebę. Nes dabar tokią tačką gauti kainuos labai brangiai, blėt. Laikai pasikeitė, nahui, viskas, kas buvo anksčiau, ačiū, dabar, blėt, kainuoja 100 000 eurų. Žiūrėkite, duris, nahui, o. Beveik kaip gelikas. Matot? Duris plonas, aišku, jos neapsaugos jūsų avarijos metu, bet ir nereikia, bekeliai avarijų nebūna, bekeliai būna tik pisiesi į medį konos. Viskas labai utilitariškai padaryta, bet žiūrėkite, piščialkos, Twitteriai stovi, aparatūrka, viduj, Audi, blėt, sėdynės, nahui. Nu, kur jūs matėte tokias Audinės S-Line sėdynės, nahui, pizda čia yra, garoči. Ten parodysiu subwooferis dar gale. Čia yra X3 greičių dėžiai, BMW X3 greičių dėžiai. Huijandai dirba, blėt, šitai maštai taip trūko greičių dėžės. Aš prisimenu jaunystę. Tai 5 pavarą mechaninę važinėdavau miestą 60 km/h, tiesiog užpysdavo, blėt, netraukdavo tą mašiną, nahui. Bet visi žmonės, o, blėt, koks pas tave patrolis, kaip zaibys. Zaibys būdavo tik žiūrovam iš išorės, man tai čia buvo, blėt, daug ryjanti mašina, bet va čia, va, jeigu jinai tai važiuotų ir ryto tiek pat, blėt, tai būtų zaibys. Aš labai džiaugiuosi, aš labai noriu toliau su ją važiuoti, blėt, mes pravažiavom porą kilometrų. Žiūrėkite, čia stovi ekranas, galinio vaizdo kamera, stovi pribambasai visokiausiai ten tiltus užblokuoti, blėt. Čia va stovi, nahui, kas čia, blėt, meduvai kažkokia, nahui. Čia, karočią, realiai trūksta laiko viską įsiaiškinti, bet mes bandysim įsiaiškinti, pasakysim paprastai, nahui. Šitų dalykų daugumai žmonių tiesiog nereikia, bet jie yra ir tai yra malonu. Čia va galinės sėdynės, 2 durų, mašina 3 durų, techniškai. Žiūrėkit, kokios padangos, nahui. Pizda, karočią, pizda. Dizelio bakas užsidaro, blėt, nes anksčiau pizdindavo dizelį, dabar jau pizdina katalizatorius, nahui. Tai atsidarysiu. Žiūrėkite, no airbags, we die like a real man. Like a man, die like a man, like a real man. Va, gražiai viskas, va, sudėta, blėt. Vietos galia čia mažiau negu GR patrolė, bet, blėt. Kuo trumpesnis džipas, to geriau bekeliai važiuoja. Aš asmeniškai, jeigu babkės nebūtų limitas, vat, važiuočiau į Land Rover saloną, paimčiau 90 Defenderį Octa, blėt. Jaučiu smagesnio automobilio nėra Lietuvos keliam. Iš viso aš, vat, buvau pravažiavęs šalia Land Roverio, pizda kiek žmonių. Aš nežinau, ar jie ten remontuojas tas Land Roveris greičiausiai, ar jie jas perka, bet blėt, aš žmonių dahuja. Turiu tokią davatą, kad jie stovi eilė remontuojas. Tai va, JBL subwooferiukas, nu pažiūrėkit, nu blėt, nu tokių dalykų jau nėra, nu kas nematė, va, stiprintuvai, blėt, kondensatorius, dahui, aparatūra, subwooferis. Tokių dalykų jau, blėt, nieks nedaro, blėt, anksčiau pizda, tuningo kultūra buvo. O, užsidaro ir čia galima pakilt. Bandom pakilt, blėt. 110 kg, blėt, šitas makaka, nahui. I'll be back. Dar parodysiu variklę ir, blėt, važiuosim prasilėkti. Man taip smagu, kad žmonės dalinasi su mumis tokiais automobiliais, kad parašo Laimės industrija, @gmail.com, jeigu turi gerą automobilį, atsiųsk. Labai trūksta dabar gerų automobilių. Daug žmonių tiesiog siunčia BMKs, tas pačias, kurios mes jau testavom, tik su skirtingais varikliais. Mums reikia įdomių automobilių. Jeigu turi kokį įdomą amerikoną, europietį, nesvarbu, japoną, siūsk, susitarsime. Žmonės turi pamatyti jūsų nuostabų automobilį. Dabar lipame žemyn, kas yra sunkiau, blė, nes aš jau nahui pasirodo su keliu turiu, blė, problemų. Nu ką, jo didenybė kapotas, kuris sveria turbūt 40 kg. Nes grinas metalas, blė, jau linksta net jis nuo savo svorio. Nu ką mes čia turim? Mes čia turim BMW 3 litrų dizeliuką, turim aфиgeną aušinimą, interkulerius, snorkelis pastatytas, kad paimtų orą iš lauko ir turim kažkokią labai šustrą bateriją, blė. Blė, jaučiu, kur brangiai baterija bus, na. Tai va, viskas atrodo labai paprastai, bet iš tikrųjų, blė, va, Nissanas ko, japonai iš viso, jie, nu, dizelio negali sukurti normalaus, jie nemoka. Buvo patrolio originalė, berods 4 litrų, buvo dizeliai. Aš turėjau
turėjau dizelį 2.7. Buvo benzinas, bet benzinas buvo toks brangus tais laikais. Tipo, turėti 4 litrų patrolį, nu, ten buvo neįmanoma, aš nežinau, vienetai žmonių gal Lietuvoje jos turėjo. Čia buvo, kiek aš prisimenu, arabų rinkai. Turtingiam arabam važinėti, nes su dizeliu tikrai nevažinėtų. Beje, kalbant apie variklio ilgamžiškumą, jeigu nori, kad tavo variklis tarnautų ilgai, kad tavo greičių dėžė tarnautų gerai, kad viskas būtų su automobiliu gerai, automobiliu reikia kartais pasirūpinti. Čia mums padeda Hado. Kreipkis į hado.lt ir ten gali susirasti daug tepalų varikliui, greičių dėžėm, purkštukų valiklius. Jie turi begalės produktų salonai. Ateina pavasaris, reikia atsinaujinti, išviežinti. Jie turi daug nuostabių produktų automobiliui. Jeigu konkrečiai nežinai, koks tepalas tinka tavo automobiliui, kreipkis į hado.lt ir jie mielai jūs pakonsultuos. O jeigu tavo artimiausių dalių parduotuvių parduoda Hado produkciją, jie taipogi jūs gali pakonsultuoti. Naudokite Hado, važiuokite smagiai, važiuokite ilgai, o mes važiuojame toliau. Blet, pirštą galima nahu nusikapoti su šituo 100%. Reikia vis laik double check padaryti, mažai ką neužsidarė kapotas. Tai ką, sėdam į saloniuką, ne? Nu ką, lendam į mašiną, blet. Kaip į tanką, nahui. O, va kas, blet, šiuolaikinėse mašinose kojas negali ištiesinti. Čia va, nors mašinoje vietos nėra šonio, va, koją gali normaliai ištiesinti. Aš praėjau pro autosalonus, žiūrėjau mašinos ten pigias, kokios yra pigios rinkoje mašinos. Tai, blet, kokį Opel Frontera, ne tai, kad aptarnavimas hujovas, iš viso su tavim kaip su žmogum nesiskaito. Nėra salonio aptarnavimo. Nusileidžia ten iš problemos pakalbėti. Tai ten dar Fronteroje, blet, vietos nėra. Fordose ta pati huinė. Explorer elektriniam kokiam ir panašiai. Va, pas mus, blet, klientų aptarnavimas gal tik Porsche yra. Nu, gal dar Land Rover, aš nežinau. Land Rover jo gerai aptarnavo. Visi kiti tai ten, blet, atėjai tarsi, blet, skolingas, esi kažkam kažką. Nu ką, pohui tie salonai, blet. Bus to salono kaip prišikta, nahui. Nebus salono kinai, prigamins dar saloną ir automobilių geriau. Nes žiūrėkit, dabar problema yra tokia. Mes jau negaunam ne tik, kad, nu, kokybės jau nėra, bet dabar ir nėra, nieko nėra, nahui. Gauni, blet, huivesnį saloną negu dabar. Jeigu jūs čia tyčiatės, va, kad čia nėra vietos, taip, biški vietos nėra, bet klausykit, sėdėt gali normaliai. Va, kūnas nepavargsta. Audi sėdynės slaida labai patogas, ble. Nu kas, čia yra, va, reguliavimas, va, nėra jokių touchscreenų nahui, viskas manuališkai, Pioneer aparatūra. Tai va, yra kompresoriai, čia viskas yra priburta. Šitoje nieko nebuvo originalė. Čia va, nu čia karočią pizda yra, čia yra meno kūrinys. Aš lenkiu kepurę prie žmogų, kuris va, šitą daiktą patuningavo. Tu gaudai, ką tu darai gyvenime, ble. Nu va, 3-litrinis dizeliukas. Pašildom biškį variklę, nes čia aš jau noriu, kaip sakant, Roką Batiušką jungti. Svarbiausia, nejungti Benedikto Vanagą, nahui. Nes Benediktas niekada Dakaro nebaigė. Nu, kartais baigė, bet aš kaip žiūriu Benediktą Vanagą, toks jausmas yra, kad, nu, kaip nors seninu. Nu, vat linkiu tau įveikti. Vis tiek, nahui, nes jis, blėt, aš nesuprantu. Kodėl, vat Rokas Batiuška, tai pozityviai nusiteikęs, va, ta žala, vapšė, pozityvumo, galėtų būti lenktynininkų, blėt, pozityvumo įkūnimo šaltinis, ne? Visą laiką pas juos viskas zaibys, va, žaidžiu PlayStation'ą, va, kitą mėnesį važiuosim į Dakarą, o, laimėjom, dabar važiuojam, išbandysim Škodą. Škoda labai geras, viskas gaunasi žmogui, reiškia, antra pusė gera, paėda, palaiko ir viskas gaunasi. O kada kažkas negerai gyvenimas, gal asmeniniam ar kas, tai vat ir būna tokios nesąmonės. Čia mano teorija, nahui, galite netikėti. Žiūrėkit, koks Siemensas C102. Siemensas C buvo skaitomas hujovas ragelis. S buvo serija, o ten buvo kieta. Ten turėjo infraraudonuosius spindulius ir kas turėjo infraraudonuosius spindulius, tas buvo vierkas, blėt. Nu ką, karočią, žiūrėkite, prieš praeidant tas dramas bus labai smagu. Noriu pasakyti vieną dalyką. Šitas automobilis buvo kurtas 90-ųjų erų. Patrolis jau gamina apie 70 metų dabar. Nissan Armada, Nissan Patrol, Dubajaus rinkai, Amerikos rinkai skirtas, Europoje jo nepardavinėja. Jie padidėjo, viskas ten tvarkoja, jie tapo labiau luxury, bet tada kūrė automobilius inžinieriai, kūrė automobilius darbo klasiai. Ką mes dabar turim? Kad automobilis yra kūriamas vartotojui. Vartotojui, kuris kels fotkės į Instagramą, į Facebooką, koks gyvenimas gražus. Ir dėl to gamintojai nesistengia, kokybės nėra, dedami 2 litrų dizeliai ir panašiai. Aš noriu, kad šiame test drive
jūs prajaustumėt, kas yra darbo klasė, kas yra žmonės, kurie sukūrė mums pastatus, kurie pastatė mums kelius, kurie valo mums kelius. Tai yra darbo žmonės, be jų viskas sustotų. Jai nepadės nuvalyti sniego, suprantat? Jūs galite fantazuoti, kad vieną dieną, bet šiandien, kaip jums reikia eiti, kad nepaslystumėt, darbininkai jums tai darys. Ir tai yra darbininkų klasės mašina. Ir šitas test drive'as skiriu darbininkų klasai. Visiems būsimiem ir esamiem elektrikam, santechnikam, stacibioriam. Jūs esate malačiai, jūs būsite vienaip ar kitaip milijonieriai, nes jie iš visus darbus atims, o iš elektriko hui atims darbą, blėt, nes elektrikas gali ją atjungti, blėt. Karočią, jungiam šviesą, man atrodo taip, ne, va, žaliai viskas susidega, prašildėm biškį varikliuką, bet, blėt, dar neprašylo, atrodo, dar reikia duoti. Dar pravažiuojam ramiai, žinai. 3 litrai, BMW variklis, 300 arklio galių, blėt, kaip jis. Butter smooth, 4 varomieji dabar yra įjungti. Nu ką, puikiai traukia, blėt. Kietas automobilis, labai agresyvus, bet pakaba taip gražiai sutvarkyta, kad bekeliai idealiai tinka. Šiek tiek plaukia, bet viskas okei su ja, blėt. Bet vos gazą duodi, gražiai galas užsivelia, blėt. Varai toliau. Jo, varom beje aplinkelį biškai prasinešim. Gerai. Nu, važiuokit, planktonai. O Nissanai, blėt, visi, dabar naujos kartos Nissanai jau netokie geri. Aišku, 4 varomieji dabar yra įjungti, mes jų neišjungiam, nes važiuosime į sniegą. Tai su 4 varomais gal ne taip smagiai vela per asfaltą. Galima būtų įjungti 2 galinius, bet tiek to, na. Čia eksperimentinė technika, blėt. O, ir dūmų, blėt, neduoda beveik, nahui. Eik tu nahui, blėt. Padangos, aišku, užė, bet čia yra normalu, blėt. Tais metais taip ėjo, ponas. O ko jūs norite, blėt? Ką jūs norite, kad, blėt, įvažiuokite į Porsche, jeigu jums patinka, kad kava vaišinto, blėt. Žiūrėkit, galinę vaizdą, blėt. Japonam reikėjo šitą huinę padaryti, va, planšetą įpystą, blėt. Pirktų žmonės, tada labiau. Šiaip, čia legendinis automobilis buvo. Jūs negalvokite, kad čia kažkoks šūdas. Jis originaliai buvo legendinis automobilis, tada nebuvo super galingo mašinų ir tada buvo visiems okei. Dabar čia visi arklio galim žaidžia, bet jau kur toliau, blėt, kur toliau. O iš galo elektromobilis, blėt, prisikabino, kad taupyt tuoj duosim biškį jam čiado, nahui. O, pakvepuok, blėt. Haha. Nu, blėt, čia tai aparatūra, nahui, traktorius, blėt. Ir koja taip patogiai, blėt, maksimaliai ištiesinta koja. Blėt, aš nežinau, taip zaivys, va tai va, sėdi ir pizdys. Aš anksčiau taip ir kalbėdavau, nes vietos nebūdavo. Vat sėdi ir kalbė. Tu guli, tu, blėt, vinagradą gali, nahui, valgyt, blėt, o pohui. Žiūrėk. Pasata, vėjimas pasata. Kontrabandinis autobusiukas, nahui. Čia, žinokit, jeigu padangas pastatyt geras, tai su ją pizda galima būtų varyti ir varyti. Jinai sureguliuota bekeliai. Nu, negali bekelės automobilis važiuoti. Šitas gal 200 nevažiuos, bet 100 su ją gali važiuoti. Tik čia jau jūsų problema, jeigu nesugebėsit sustabdyti. Išsigando net. Mes neįbanutai, mes tik bekelės entuziastai, nahui. Ja, hebra, blėt, malonu pradėti sezoną, nahui, įsivažiuoti, blėt, sunku, nahui, bet malonu, blėt. Žmonės galvoja, kad mes iš to gyvenam, čia mūsų hobis, mes į minusą varom, blėt. Nu ką, karočią, kavutės išgėrėm, pravažiuojam dar aplinkeliu ir varom į bekelę. O, eik tu, nahui. Eik tu, nahui, blėt, jinai raunak, suka, blėt. O, čia, brokolinis pasatė, pažiūrėjau, tėtė užaugęs būsiu netoks kaip tu. Pasakysiu atvirai, patrolė su standartiniu varikliu ne ką geriau važiuoti ir su normaliom padangom. O čia, žiūrėkit, galinio vaizdo kamera, blėt, subwooferiai, hujuferiai, blėt, privaryta huinių visokių. Apokalipsę zombių gali čia išgyventi su šito automobiliu, blėt. Ir vien jau to užtenka. Dėmesį jis tikrai atkreipia, nes taip kokybiškai, skoningai padarytas. Žinote, kaip būna James Bondo filmai ir būna blogiukai. Tai vat blogiukas būtent su tokie automobiliai, jeigu naujas jis būtų važiuoti, blėt. Varom ant sniego biškai pravažiuosim, sniegas sparčiai tirpsta, gal tikėkimės 2 savaitės jo nahui nebebūs. Tesla, varom medžioti Tesla. Taip, Tesla policija, stojam, blėt. Ne, nu mes negalim laukti, sorry Tesla, blėt. Sorry, Link & Co. Dar kartą įrodo, kad vokiečiai sugeba pagaminti gerą greičių dėžę, gerą variklį, o visą kitą reikia patikėti užsieniečiam, japonam, anglam. Nu, vokiečiai nemoka padaryti fan. Su gėliku jam gaunasi, bet geras faktas, kad prieš 13 metų Mercedesas svarstė nutraukti Mercedes G gamybę. O šiai dienai jie pardavė virš 5000 atrodo automobilių per metus, G klasę. Aš bijau suklys, bet labai daug žmonių
žiūriu, perka dabar G klasę, nes nėra ką jau pirks, nėra smagių automobilių, kurie nenuvertėtų smarkiai. Lamborghini Urus, fuckboyam tinka, o tokie džipai rėmeniai kaip gelikas, rimtiem bachūram tik tai. Aš prisimenu su patroliu, anksčiau pramogų banką varydavau su kolegiam į restoraną, vėliau į klubą varai, vėliau šitą. Naglai statai prie pat kaziko, žinai, tipo patrolį, nagliausiai prie pat įėjimo, bet apsauginį leisdavo, viskas gerai. Vėliau strielkas varai aiškintis, keisti laikai buvo. Realiai, aš sakau, nesąmonė buvo laikai. Tokie laikai gerai, kad jų dabar tokių nėra. Bet anksčiau varai tūsint, po valandos jau varai muštis. Блядь, brutali švarcnegerinė jėga, blядь, вообще nahui. Čia yra toks kaifas, blядь. Kiekvienas vyras mane supras, blядь. Man net karštą pasidarė, aš to nusimsiu, žinok, striukė, man atrodo. Man testosteroną, pas net testosteronas, aš dariau trimus, maksimaliai, kas gali būti natūraliai, nevartojant steroidų, maksimaliai, blядь, pas ne yra. Ir čia dar per pietus dariau su tuščių skrandžiu, blядь. Sako, būtų matėjęs anksčiau, nahui, būtume rekordus pamušę. Ką, varom? Feel the power, baby! Let's go! Ką, ir dabar, ne, mes su džipu, mums nereikia normaliai važiuoti. Normaliai reikia paprastiem žmonėm važiuoti. O mes bandom į kraštutinumus, ne, iš karto, o tai va. Bliat, kaip minkštai eina, bliat, per bekelę. Kieta pakaba, bet bliat, būtent tai, ką aš noriu, nahui, iš paprastų automobilių. Aštrumas, agresyvumas, galia. Daug galios nebūna, nahui. Nėra stabilumo čia sistemo, mašina gali išmest, bet kuriuo momentu reikia tą žinot, kas pripratę esat prie SP, bliat, tai čia šito nebus. O, kaip lengvai eina, bliat. Kaip lengvai, bliat. Galima su bet kuriuo automobiliu taip pat užkilt. Orange Roveris, naujas iššūkis. We gonna fight till we die. Ten įsivaizduoja, kad James Bondas atvažiavo pasibarškint. Numerių nerodyk, maža ką ten, žinai, griuvančio šeimos vyras. O mes blogiukai, žinai, kaip iš No Time to Die, kur, bret, su Defenderiais ilgais varė. Va dabar jaučiuos panašiai. James Bond is here. We must finish him. Let's go. Eich to nahui, blet. Pizda, karoči, seniai, blet. Blet, kaip čia zaibys, na. Per kokį sviestą, kaip namo, blet. Kaip už sviesto važiuoja pasiimt. Eich tu nahui. Va tai yra, dėl ko turėtų siekti kiekvienas vyras. Užsidirbt šaibų, kurti įmonės, kad turėtų tokią aparatūrą, blet. Nežinau, bandom išvažiuoti. Suėtingai čia mums gal, aš šiokau. Eik tu nahui. Net kaip smagu. Tiesiog jinai visiškai kitam režime. Jinai sako, man čia per lengva. Bet aš nenoriu jos drožt, nes mes pripratę esam, kad nu ką, Land Roveris stovi apsišykęs, ne, blėt? Gaila pakabos, ne? O čia tai aparatūra. Legaliai važiuoji. Nieko nedarom blogo. Prasme, neįsipisinėjom, nesukinėjom saulučių, blėt. Ir vis tiek smagu, nahui. Ir neįmanoma jos užsodint, blėt. Taip, zaibys. Nahui, jinai trumpa, blėt, vat, nahui. Jeigu esi oligarchas, blėt, imk, nahui, Defenderį 90-duką, oktą, blėt, 4-4, nahui. Ir nepistų mum, nahui, proto, blėt. Gyvenimas yra smagus, blėt. Blėt, kaip faina, nahui, aš dar vieną vietą, žinau, su savo Amerikosu užstrigęs buvau beviltiškai, blėt, nes pasine. Aš nežinau, ar važiuoti čia pro krūmus ar ne, nes yra rizikos, kad užkabinsim. Blėt, dar medžio plūžo, ne. Mes žmonių, kurie man duoda tokias tačkės, nu tikrai nedrošim. Reikia saugot mašiną. James Bond, no time, we have no time to die. Eik tu nahui. Eik tu nahui, kaip zaibys, blėt. Aš nesuprantu, negi Dakarą taip sunku važiuoti. Nu gerai, baciuška tam žala, tik jie pirmie važiuoja, čia sunku yra. O davažiuot, blėt, davažiuot nahui. Tiesiog nieks neprašo nieko daryti, tai tiesiog davažiuot. Negi taip sunku, benediktai. Ranka nuolat lūžta, dar kas nors, tai stiprintuvas. Chebra, čia yra pizda. Aš šiandien įsivaizdavau, kad mes tiesiog parvažiuosim, sena nostalgija, senas automobilis netraukiantis, pagarbiai lėtai. Čia yra raketa, nahui. Čia yra raketa ir čia yra dizelis, blėt. Čia jeigu būtų 448, blėt, BMW, nahui. Čia tiesiog, nahui, jinai skraidytų, blėt. Blėt, kaip faina, nahui. Aš nežinau, blėt. Vat atidarėm sezoną. Nu ką, susitikome 2008-2007 tave įsigijau prieš krizę, o dabar prieš kitą krizę vėl susitikom. Čia krizės šiauklys, nahui, šitas automobilis.
netyčia kabinam, blėt, sniego. Hui, kas čia, blėt, kodėl jinai nevažiuoja, blėt. Ir čia jeigu užstringi beviltiškai yra dar pagalba, galime viską blokuoti, tiltus blokuoti tiesiog, jinai išvažiuos tikrai. Čia yra vienintelis dalykas, žmogus duoda raktus, patikimam automobilį, man moraliai neleidžia automobilį eksploatuoti taip, kaip aš eksploatuočiau savo automobilį, būdamas jo savininku. Su šito automobiliu vis tiek reikia elgtis pagarbiai, čia patikėjo žmogus mumį, tai reikia atitinkamai elgtis normaliai. Nu, žiūrėkite per akmenuotą keliuką, kai važiuoja gerai. Stabiliai, blėt, taip minkštai. Savininkas tikrai sakė tiesą, jinai bekeliai važiuoja kaip limuzinas, o kelyje važiuoja kaip traktorius. Čia, karočiui, esmė, kad ne tai, kad tu aukštai sėdė, ne tai, kad tavo džipas didelis, nes dažnai būna amerikonų savininkai. Mano džipas toks ilgas, aš toks krūtas. Ne tame esmė. Esmė, kad jis yra trumpas ir jis yra labai agresyvus, kai duodi gazą, blėt. Ir tas agresyvumas padeda jam labai lengvai manevruoti bet kurioje situacijoje, jis neužklimsta taip lengvai. Vyrai, aš dar kartą pakartosiu, laimėsindustrija@gmail.com, siųskit savo automobilius. Turit kažką ypatingo, kažką įdomaus, norite pasidalinti su kitais, norite kitiem pakelt nuotaiką po šudinos darbo dienos, blėt. Kad įsijungti vidoską, pakomentuoti, koks tu esi zaibys žmogus, turėdamas tokią huieną taškę. Skambink, tiksliau rašyk, susiskambinsim ir galbūt padarysim tas drive. Aš visą laiką va tai va vairuodavo. Gėlika tą patiko, ne va tai va ranką paėdė, va tai ir vairuoja. Nes netelpa kitaip. Arba va tai va persikreipęs. Vėliau supratau, kodėl mano nugaros problemas prasidėjo. Nu ką, biški bekelė. Blet, bet čia jau nebeklė, čia, blet, pabarstyta viskas, čia kaip ralio etapui tiktų, blet, šitas ruožas. Aš čia, blet, džipė, čia važinėja bandytai visokie. Cigaretus, tikrai gyvūnų šaudo, čia belėdimą, ginklą turi. Turim šautuvą, bet gal YouTube'as neleidžia, bet jis netikras, čia vaikiškas. Oi, kto nahui, kai važiuoja, blėt. Ne, blėt, man patinka, jinai duodi gazų, jinai slysta ir eina tą trajektoriją, kur tau reikia. Unikumas, nahui, unikumas. Tik tarp medžių nesinori prisitrajektoriam. Wow, blėt, kaip gerai eina. O, įsijungi O, bekelė. Paman. Laiko dar turim. Prikyn, Rokas Batiuškas su Stefanu Petranceliu vienoj komandai važiuoja. Su Stefanu Petranceliu. Čia, blėt, legenda nahui yra. O, medžiotojų bakštelės. Čia, jeigu šaudėsi mus, tai nenustep nahui. Jeigu supainės su kabanu, blėt. Eik, tu, nu, blėt, kaip jinai gerai važiuoja, blėt. Blėt. Na, jaunimas po Lexuso, blėt. Priprato prie komforto, nahui. Gal čia garso nėra daug, bet, blėt, kaip gera, kaip efektingai. Svarbu neįpisti į stulpą. Eglutės, blėt, pasodintas. Žinai, apie eglutę pamastai po to Lukiškių prisimėję kalėjimą, eksterjerą, pagalvoju, gal nereikia. Blėt, kur mes čia važiuosim? Į kokią kaimę mes čia atvažiuosim? Matai, kažkur tai yra gyvenvietė? Yra, jo, veda į gyvenimą. Prikintant slapta karinę bazę, blėt, o mes James'o Bondo filme esam blogiukai, nahui. Pas vakietukus. Pas vakietukus. Kad stulpaniu, eik tu, nahui. Neskrysk. Tai čia pabaiga? Tai gaunas logiškai, patroliui nėra kliučių, kliūtis tik tai mes patys susikūrėm fiziškai, ne? Išeinam pažiūrėti, aš čia niekada nebuvęs. Gal paim Siemensą, jeigu kas atsitiks, paskambint policijai. Žinot, turbūt vaikas, kaip jums gimsta, turbūt geresnis jausmas, bet čia arti kažkas to. Tu praktiškai nugalėjai gamtą. Tiksliau, nekovoji su ją, esi harmonijai su gamta. Bet gali būti ten, kur tu nori. Eik tu nahui. Pasirodo, čia loginė pabaiga, blėt. Kažkas važiavęs, blėt. Kažkas nahui važiavęs, blėt. Bandai važiuoti. Čia, blėt, žinote, unimogai yra, čia next level, kada jau vapšė esi žiedų valdovas, blėt, ir gelikas jau tau netinka, 6 gelikas per mažas ir dabar unimogas, blėt. Unimogai lakšerį tokie, už 300 štukų su C kategorija. Tai šitas pravažiuotų. Ne, žiūrėk, su šituo, ne? Su šituo. Ant greičio, jeigu baciuškai duot, nu, pasi, blėt, nedreba nahui kojo. Jis teoriškai galėtų išvažiuoti čia. Čia tiesiog reikia didelio greičio ir neįsijobinti tą stulpą. Įmanoma būtų. Bet mes šiandien nevažiuosim, nes, blėt,
Pizda, čia net kamera neparodys statumą, nahu. Čia tiesiog maksimaliai statu, kiek įmanoma. Karočią, blėt, varom toliau, nahu, taip smagu, blėt, kiek mes čia laiko turim. Turim valandą. Man, blėt, džiaugsmų daugiau negu, blėt, kokią Mazdaro toksinę, kai bandėm. Nes ten negalėjome į miestą normaliai išvažiuoti. Čia apšė pilna laisvė, blėt, pilnas kaifas, nahu. I'm Terminator! Tikiuosi, greitosios pagalbos arti nebuvo. Čia nesišvežtų, nahui. Po tokio reikimo, blėt. Eik tu, nahui. Čia jau, blėt, jau piriboras, nahui. Vat ir gerai, kad trumpa subinė, nes ilga subinė daug problematiškiau būdavo važinėti. Jeigu jūs, ta prasme, mąstote rimtai apie Defenderį, tai imkit galingų variklio 90-uką. Nu, blėt, Defender, blėt, aš nežinau, nu, aišku, Land Roveris važiuos gerai, blėt. Jie važiuoja gerai, bet kurva ten kokybės, 2-3 litrai varikliai šūdas, blėt, 4-4 CIBs. Nu, tai reiškia, jeigu esate turtingas, tai galite važinėti, blėt, su geru. Oi, kto nahui. Karočią, vat matot velę, ne, ir tada sniego apsivinioja padangos ir mašina tampa kaip Viagros negeriantis 60-metis lankantis Epsteino saloj. Žiūrėk, kaip gražu čia siekti galime įkurti, na, tuoj palauk, sustosiu. Specialiai čia nebijau, aš čia kontroliuojamą slėdimą darau. Aš noriu pasižiūrėti, man nepatinka galvą sukinėti, na. Aš, blėt, džipą vairuoju ne tam, kad galvą sukinėti. Beje, gerkit vitamino D, magnį, L-trionatą ir omega-3 trigliceridą. Nes labai daugeliui vyro trūksta vitamino D ir geležies ir dėl to jūs galite jaustis labai nusilpęs. O esate nusilpęs, negalite uždirbti babkių, negalite važinėti džipų. Čia buvo nemokimi patarimai, mano reklama nieks nemoka, kurso nepardavinėja. Čia netyčia sumėto biški. Kaip čia taip sumėto mus netyčia, a? Kas čia buvo? Vos gazą daviau. O, kaip faina, nu, blėt, koks oras gražus, saulytė išlinda. Nu, pažiūrėk, kaip jinai garažiai eina, net negazuoja, tiesiog va, savo nakatu. Na, čia į tą kalną lengviau užvažiuos, aš jau jaučiu. Bet mes nebandysime šiandieną. Bandysim tik apsisukt pakilę biškį, ne į patį kalną. Nes matot, jeigu ten užstringi, tu jau privalai važiuoti. Nes jeigu tu neįvažiuosi, tai tu, blėt, gali prisidaryti savo rimtų problemų. Aš tiesiog jums parodysiu, ant kiek lengvai jinai gali iš vietos važiuoti į viršų. Pavažiuosiu porą metrų. Mes nebandysim čia įrodinėti, jinai tikrai užvažiuos. Žiūrėkite, va, duodam gazą. Nu, nichuenis. Rokai, baciuška, padėk. Ne, nu gerai, nu nieks taipgi nevažiuoja į kalną, blėt, aš nežinau, koks čia žvėris turėtų būti, kad ledas ant viršaus, matot, va, ledas yra. Reikia visą laiką įsivertinti, blėt, sąlygas. Aš su visureigiais užaugau. Esu kaimietis, gilus kaimietis, apšiktais batais, blėt, apšiktom kelnėm, blėt, salidoliniais pirštais, blėt. Nesinori mašinos gadinti, bet, blėt, kaip jinai gražiai vos pastangų duodė, važiuoja visur. Pochui. Nu, žiūrim, jeigu čia važiavo žmonės, reiškia, pravažiuos. Čia, blėt, kažkaip privati valda, nahui. Nu, bandom, pochui. Pasakysim, pasiklydom. Šitais keliais gali būti važinėję ir šitie visokie elektrikai. Blėt, kokie ten laukai, varai ir varai. Bet jau čia tas pats bus, kaip dabar važiavam, bet... Mano refleksai kaimiečiai visi įsijungia dabar. Pernelyg paprastas su jie važiuoti. Tiesiog nereikia pergazuoti, nes nėra stabilumo. Bet vat, kada siaurėja, tai viskas, tai galima, blėt, įsies, nahui. Dėka didelių ratų, visko jinai važiuoja pakankamai gerai. Blėt, kaip faina, nahui. Aš negaliu nusakyti, vat, žodžiais. Vat būna tas drive, kad negali žodžiais nusakyti, kaip so faina, blėt. Tau smagu, nahui, tu eksplorini, blėt. Aš net gazo neduodu, jei per daug lengva, blėt. Mes vėl privažiuosim turbūt pabaigą. Tu prasme, šitas pabiškas, sakai, nu, blėt, man atrodo, nichuja, žinai. Gerai, pochu, čia nėra labai rizikinga, bet mums pavyks, blėt. Pasitikėk manim, trust me, bro. Nu ką, 4 vadai įjungta. Reikia tik nestabdyti. Mes čia be jokių panižaikių ir kitų nesąmonių, blėt. Natūraliai, blėt.
Blet, galas trumpas. Jau galvojau, žinai, pradės nešt, bet nenešė. Su ilga mašina gali būti, kad nešt. Fū, blet. Pizda, adrenalinas, na, biškai atsirado. Žiūrėk, ten jau, man atrodo, prasideda upė. Tai mes dar pavažiuosim ir sustosim, pasižiūrėt, kur mes atvažiavom. Blet, kaip jinai lengvai varo. Bet toks malonumas yra, nėra tos tokios, žinai, kaip agresyviai kažkur varyt. Čia gerai viskas atrodo, pirmas įspūdis, patikimai atrodo. Gerai, kad daug sniego, gražu, malonu. O, blet, tu nahui, blet. Šiandien vienas iš smagiausių tas drive, karočiui. Čia nėra kažkokių tai reikimų, blet, šau. Gal reikia pasakyti Terminatorių žiūrėti. Mes įveikiam, nahui. Na, iš tikrųjų, buvo labai sunku. Labai daug pastangų reikalavo etapas, bet mes susitvarkėme, viskas gerai. Ir, na, važiuosime toliau. Matyt, viskas šį kartą bus gerai. Blet, jeigu rimtai, blet, tu pažiūrėk, koks grožis, ne. Ir čia yra Vilnius, niekur varyt nereikia. Man atrodo, va čia žvejyba ir atvažiuoja begalės entuziastai. Niekas neapisa proto, policija čia gyvenimą neatvažiuos ir, žinai, ir tiesiog mėgaujas ramybę. Žiūrėk, koks gražus didelis plotas. Blet, ir viskas vietoje. Zaibys. Tik galėtų elektrikai krūmelius iškirs, na, kad kėbulų nebraižyti. Jeigu čia, blet, Defenderį Oktą nori važiuoti ateityje, nu, tai čia reikia, blet, ir lavkučių, ir pavėsio, blet, ir šašlakinės, nahui, ir masažą, kad darytų. Nu ką, davai, važiuojam. Atgal. Karočiui, noriu jūsų paklausti, kas yra jūsų mėgstamiausias Dakaro vairuotojas? Ten Naseras Alatija, Stefanas Petransėlis, Carlos Sainz, Juta Kleišmit dar, man atrodo, buvo. Na, aišku, neskaitant lietuviškų, Vaidotas Žala, bet aš kalbu apie senas legendas. Dar Japonas buvo kažkoks su Mitsubishi. O, blėt, gerai eina, nahui. Čia vat klausimas. Palauk, mes čia važiavam. Nu, blėt, į kalną atrodo lengviau. O, kaip tu, nahui. Blėt, mes ten nepametėm aparatūros. O, čia yra per aplinkų apvažiavimą, žinai, palengvinimus. Eik tu nahui, mes nuo ten užvažiavom. Nu, blėt, dar dizelio yra, blėt, 10-15 litrų. Tai tenai ryja, tikrai daugiau negu 15 litrų dabar, blėt. Žinai, kaip būna lifetime važiavimas, va čia toks pailgos pertraukos. Nu ką, susikaupiam. Nėra ko čia, blėt, bobintas, nahui. Taip, ir pisam pagazam. Eik tu nahui! Blėt, va čia tai gale! Blėt, pačių momentų, kaip atrodė, kad jau pizda bus. Ne, tėvai. Tėvai, žiūrėk, aš tai tau, blėt, paduosiu sukimo momentų. Eik tu nahui. Čia buvo daug paprasčiau negu atrodė. Viskas yra tik psichologija. Jūs visi galite būti Dakaro lenktynininkai. Juokauju. Blėt, nuo kalno psichologiškai sunkiau vis laik nuvažiuoti, ne? Ai, va, matai, aplinkinis keliukas va ten va yra. Kas nesugeba davažiuoti. Nu ką, čia irgi gazo reikia duoti. Nereikia. Oba, gražuolė tu mano, blėt. Su trumpa šikna patrolis gražuolė. Su ilga šikna GR-as tai gražuolis. Šita gražuolė geriau vidurė. Bet be kelias entuziastai be mane šitą žino seniausiai. Taip, tepalų slėgis lygtais dar yra, nahui. Juodų dryžių nėra iš galo, blėt. Čia vakaročiai važiuojant šito šūdu, čia yra labai pavojinga dėl to, kad gali sumesti užpakalį į medį. Ir jūs turite išlaikyti pastoviai vienodą greitį. Monotoniškai skamba, bet čia yra vienintelis būdas įveikti greičiausiai šitą. Va šūdą nesvarbu. Galinės padangas gali įmesti šitą proveržą ir jum pizdokas. O, išvažiavom.
Ble, taip džiaugiuosi. Vapšė, nieko nesirašėm, nieko neplanavom, jokios scenarijus, nieko. Tiesiog gražus pasivažiavimas, ble, gamtoje. Oras tai jau malonesnis negalėtų būti. Jo, geresnio oro neįmanoma turbūt jau susiorganizuoti. Saulė, laukia arti 0, plius gal. Dizelis baigęs beveik. Medžioklinis, ieško pelių. Jiegi antis medžioja, blėt. Įkanda į antį, po to nežino, ką daryti su jie. Dabar galima važiuoti atgal, o galima važiuoti ten, bet ten jau civilizacija, man. Aš nenoriu civilizaciją. Žinai, čia kaip gera galėtų būti Defenderių reklama. Nenoriu šį civilizaciją. Na, aš mačiau šią dviračių reklamą tokį. Ir čia jau nusprendė. Sukome atgal. Civilizacija ne mum. Blet, vienas iš geriausių test drive'o. Nežinau, ar kamera sugebės perteikti šiandienos atmosferą, bet man nesinori vaidinti, man tiesiog žiauriai fainai viduj. Ir jūs įsivaizduokit, turit visureigį, turit sūnų ar dukrą, nusivežat va tai va į bekelę, ten bekeliai sustojat, suvalgot ten spurgų ar ten kokius sumuštinukų su arbata. Laikas visam gyvenimui atsimin šitos dalykus. Galbūt užgims daugiau Dakaro lenktynininkų, galbūt šiaip užgims geras žmogus. Bet va tokios va akimirkos yra viskas. Dabar, kadangi ant kiekvieno kilometro stovi greičio matuokliai, ten 600-800 arklio galių automobilis jau įtakos neturi, nes na kas iš to? O čia va, 300 arklio galių BMW dizeliukas, X3 BMW greičių dėžė, galinio vaizdo kamera damom. Visi kiti navarotai, kurie mums net nebuvo reikalingi, apsijėm be jų, nes nenoriu girtis, bet jau kai pravažiuoja gali girtis. Kaimietis esu, jaučiu kelią, jaučiu ledą, jaučiu kur galim slysti. Su trumpesniu džipą nesu važiavęs, bet daug maloniau yra važiuoti negu su ilgu. Su ilgu netoks malonumas važiuoti, aš ką galiu pasakyti. Aišku, nėra automobilis skirtas bendrėjam keliam, bet Stolniką važiavam labai lengvai, net biškį pagazavom. Lauk, reikia čia sustoti kažkaip tai. O, palyginsim kelią, nahu, biškį. Ką ten sakei, nahu? Reksik, blėt. Sadys namės, blėt. Čia aišku nebekelia jau yra, bet čia relaksas. Intercooleriai lysinam. Aš manau, ateityje vis daugiau ir daugiau žmonių atsigręš į bekelę. Tokie garsų žmonės kaip PewDiePie. Japonijoje va turi irgi visureigį. Su Tesla Daily važinėja, kas nėra, man tai nulį emocijų kelia. Tesla, bet jis turi visureigį, Toyota jam padovanojo ir jis labai džiaugiasi su juo. Čia fainas jausmas yra. Čia, žinai, čia toks agregatas, kur tu jau, nepaprikolų jau gali važiuoti. Gali važiuoti ten, kur realiai ir nori. Čia tipo tas Merso vairuotojas, įpysi į mane, tai neįsimokėsi. Sūnau, įpystumė į tave, tai tau jau nereiktų šiam gyvenime pinigų, blėt. Žiūrėkit, va. Pizda čia yra, čia dabar super automobilio, blėt. Greitėjimas, blėt, į kalną, dahui. Ir čia, blėt, taip smagu, kurva. Gelikė ne taip linksma kaip su šitą mašiną. Gelikė ne taip linksma kaip šitą mašiną, pasiklausykit gerai. Imkit trumpus džipus, jeigu dar yra. Jeigu turit galimybę, imkit trumpą džipą. Ten praktiškumas, polchatas praktiškumas jūsų, blėt. Jūs ten prisigalvojat, kad produktai bagažniką negalit nahu įsimest. Bagažiniai yra, blėt, produktai. Oi, padarom ir mažą garbės ratugą, blėt. Oi, netelpa mašina, blėt. Netelpa į kelią, nahu. Ką daryt, blėt. Oi, kaip sunku, nahu, blėt. Bet šiaip, tai čia kaifas yra visiškas. Gražiai sezoną darėm. Siūlykit dar kartą pakartosiu, trečią kartą. Kitą kartą jau nebekartosiu. Paskutinį kartą kartoju. Laimės industrija, gmail.com. Siūskit įdomius savo automobilius. Galite bekelės, galite nebekelės, nesvarbu. Visi automobiliai įdomus. Suprantat, jau visiems BMW, pabodė ir kai kurios modelius mes jau bandėm. Būtų įdomu išbandyti kažką naujo, kas dar nebuvo testuota. Nes žmonėms yra įdomu. Žmonės yra įdomus, kurie mėgsta techniką, kuri yra nekasdienė. Nes visi dabar matome ten Audinės Passatus, norisi kartais paganyti akis į kažką įdomesnę. Čia yra pizda, nahu. Jeigu tai būtų serijinis gamybos automobiliai, jie 5 eurų kainuotų naudoti 100%. Nes, kur geriau, blėt, kur geriau. Gyvenimas gražus, pavasaris bunda. Patrolis nuostabus, o mes kentai šuntam. Šuntam ne kažkur kitur, o BMW X5.
meskit X5, imkit normalius džipus. Jeigu rimtai, nuostabus tas drive'as, nuostabi diena, dėkui jums už tokią galimybę, kad mus žiūrite, dėkui, kad duodat automobilius tokius protestuoti. Mes atidarom sezoną, naujas sezonas 2026, varysim toliau, nesustosim, o jums patarsiu prieš pavasarį, pasitikrinkit vitaminą D, pasitikrinkit feritiną, geležį. Gerkit vitaminą D, gerkit magnį, gerkit omega, sportuokit, būkit sveiki, keliaukit, džiaugkitės gyvenimu, būkit pozityvus ir iki kitų susitikimų. Apie šitą mašiną, ką apie ją galima sakyti, jinai suteikia vienas iš geriausių emocijų, suteikia tiesiog geras emocijas. 3 litrų BMW dizelis, patrolio kėbulė, niekada negalėjau įsivaizduoti, kad pravažiuosiu su patroliu taip nuostabiai, nes originalus patrolis taip nevažiuodavo. Ačiū jums, kad žiūrite, iki kitų susitikimų, namaste kintai.